Sveiki, čia Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė ir kam šis video kažkur pasimes, visada galite manęs ieškoti ir surasti tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt, YouTube kanale tuo pačiu vardu ir Facebook profilyje. Šiandieną pasiruošiau ir pažadėjau dviem savo bičiuliam pakalbėti apie neramių kojų sindromą. Tas, kas susidurėte su šia problema, neramių kojų sindromu, tai žinote, apie ką aš kalbu. Ir iš tiesų aš maniau, kad ši liga yra, retesnė negu iš tiesų. Ir, sakysime, taip skaičiuojame, kad pasaulyje apie 10% žmonių turi tą neramių kojų sindromą, o apie 3% labai tokia jų sunkiai išreikšta būklė. Kas sakau, kas susidūrė su tuo, žinote, apie ką kalbu, kas nežinote ir galbūt galėsite pasidalinti šio video su tais, kuriems tai aktualu. Tai tiesiog yra ypač einant ilsėtis, ypač prieš miegą, yra niežėjimas, skausmas, toks noras judinti kojas. Ir nes tuo metu, kai judini, tarsi tie simptomai praeina. Taigi, Nacionalinis neurologinių sutrikimų ir insulto institutas neramių kojų sindromą klasifikuoja kaip miego sutrikimą, nes simptomus dažniausiai jie pasireiškia einant miegoti ar ilsėtis, ir judėjimo sutrikimą, nes žmonės yra priversti judinti kojas, kad palengvintų simptomus. Tačiau taip, apskritai tai geriausiai apibūdinama kaip neurologinis jutimo sutrikimas, kurio simptomai atsiranda iš smegenų. Ir jis yra laikomas tokiu paveldimu sutrikimu, ir kurio tokia santykinė paveldimumo rizika yra 35–40%. Ir jeigu jūs turite tą simptomą, didelė tikimybė, kad vaikai irgi gali jį paveldėti. Tai iš tiesų daugiausiai tai atsiranda 3–4 gyvenimo dešimtmetyje, pasireiškia ir virš 85 metų apie beveik 20% žmonių, taip sakoma, gali turėti tą neramių kojų simptomą. Bet apie skaičius tiek užteks, mums svarbiausia, ką mes galime padaryti. Po šito video aš įkelsiu, kaip visada įkeliu į savo tinklaraštį www.sveikatosžurnalistė.lt išsamų straipsnį su tyrimais ir ten daugiau kalbėsiu, kokiame maiste yra, kokių maistinių medžiagų, bet dabar trumpai, ką sako naujausi tyrimai, aš jau apžvelgiau nemažai ir tikrai yra daug įdomios informacijos, ką kalba apie tai, apie maistinių medžiagų trūkumą ir neramių kojų sindromą. Panagrinėsiu iš mitybos pusės. Pirmiausiai, neramių kojų sindromas siejamas su vitamino D trūkumu. Ir įdomu, kad tas neramių kojų sindromas daugiau yra populiarus šiaurės kraštuose, Amerikoje, Šiaurės Europoje, kur mažiau saulės. Ir daug mažiau, tokių procentiškai pacientų yra Azijoje, Afrikoje ar Ispanijoje, tarkime, kur yra nuolat daug saulės. Taigi, vitaminas D iš tikrųjų nepaprastai yra svarbus mums visiems, ypač gyvenantiems čia toj platumoj, kur esame mes. Ir jis atlieka labai daug funkcijų organizme ir veikia ne kaip vitaminas, kaip hormonas. Bet kalbant apie neramių kojų sindromą, atlikti tyrimai rodo, kad vitamino D papildai
pagerina, aš tiesiog pacituosiu, pagerina neramių kojų simptomų sunkumą ir rodo, kad vitamino D trūkumas gali būti susijęs su neramių kojų sindromu. Tai čia buvo, aš skaičiau, tyrimas atliktas, kai 12 suaugusių su pirminė tokia neramių kojų sindromų diagnozė buvo gydomi D vitaminu ir matuojamas buvo jų kraujas, reiškia, prieš tą suplementaciją ar ne papildymą D vitaminu ir po. Ir vitamino D kiekis prieš gydymą buvo 21,7 nanomolis, o gydant pagerėjo trigubai iš esmės iki 62 beveik, o tuo pačiu vidutinis neramių kojų sunkumo balas žymiai pagerėjo, čia atvirkštinė progresija, nuo 26 iki 10. Tai irgi 2,6 kartų, irgi beveik 3 kartus, tai procentiškai. Kiek vitamino D, kiekis kraujo serume padidėjo, tiek kartų, tiek pagerėjo simptomai. Tai yra sumažėjo šiuo atveju simptomai. Tai yra tikrai nuostabi žinia ir visi turėtumėm pasipildyti rekomenduojamą tokią paros dozę, bent jie rekomenduoja apie 1500–2000 tarptautinių vienetų kasdien gauti vitamino D. Su saulė dabar mums jos nepavyksta susintetinti, ar ne, su maistu sunkoka gauti, aišku, tai yra riebioj žuvy, kiaušinių tryniuose, jautienos kepenyse ir taip toliau, bet tikrai tiek mes negauname su maistu. Tai vitaminas D būtų pirmasis vitaminas ar hormonas, kurį turėtumėm naudoti visi. Toliau, kiti tyrimai buvo atliekami su vitaminais C ir E. Tai yra labai stiprus, tai yra rimti antioksidantai. Ir būtent PubMed publikuojamas tyrimas rodo, kad vitaminai C atskirai, E ir jų deriniai yra saugus ir veiksmingas gydymas hemodializuojamų pacientų neramių kojų sindromų sunkumui per trumpą laiką sumažinti. Ir iš tiesų kitas tyrimas 18 metų, kur būtent C intraveninės injekcijas mokslininkai skyrė žmonėms su neramių kojų sindromu ir galėjo tiesiog veiksmingai sumažinti tas dializės komplikacijas, kaip neramių kojų sindromas, ir pagerinti miego kokybę. Produktai, kur yra E ir C, aš surašysiu savo straipsnyje, bet tuos du vitaminus irgi vertėtų įsivesti į savo mitybą. Plius C vitaminas pagerina geležies įsisavinimą. O apie geležį čia radau labai įdomų tyrimą, kad neramių kojų sindromas labai siejamas su geležies trūkumu, tačiau pasak Hopkins Medicine, reiškia Hopkins instituto žurnale straipsnį išspausdinta, kad paskelbti medicininiai tyrimai parodė, kad geležies kiekio kraujyje tyrimai gali rodyti normalų geležies kiekį net tada, kai smegenyse yra mažai geležies atsargų, o tai parodoma smegenų skystyje tyrimą atliekant. Ir MRT tyrimai parodė, kad maža geležies koncentracija juodojoje smegenų dalyje, taip vadinamoje substancija nigra, gali sukelti neramių kojų sindromo simptomus. Tai čia irgi dar toks patvirtinimas, kad kraujo tyrimai dažnai neparodo mums tai, kas iš tikrųjų vyksta organizme, ląstelėje ir ypač smegenyse. O jeigu pamenat, kaip pradžioje aš sakiau, kad tai yra neramių kojų sindromas, yra siejamas su smegenų veikla, smegenų impulsais, nes iš tikrųjų pirmiausiai smegenys duoda impulsą mums judinti tas kojas. Taigi, kai valgome geležies turinti maistą, į jį dar reikėtų įdėti, reiškia, C vitamino turinčių produktų, bet, būtinai
tokiu atveju rekomenduojama pasipildyti geležies papildai su vitaminu C. Tai čia būtų tokie pagrindiniai toks ketvirtukas, gal sakyčiau, ar ne, jeigu pasikartotume vitaminas D, vitaminas C, vitaminas E, geležies preparatai. Dar kai kuriuose straipsniuose esu radusi apie magnio papildus. Atseit magnio papildai dažnai skiriami pacientams su neramiu kojų sindromu. Tačiau taip giliau pažiūrėjus tą analizę, tokių tiesioginių įrodymų, svarių įrodymų, kad magnis galėtų padėti esant neramių kojų sindromui, tokių svarių įrodymų tarsi nėra, tačiau magnio papildai susijęs su miego kokybė. O tai labai svarbu, turėti gerą miego higieną, gerą miego kokybę žmonėms su neramių kojų sindromu. Dabar iš kur dabar gauti tuos gerus vitaminus ar geležį ar ne, kad ji įsisavintų. Jeigu jūs turite atsirinkę gerus produktus, tai tikrai kviečiu vartoti, bet jeigu neturite, aš noriu jums šį kartą jau tikrai konkrečiai parekomenduoti, mano manimu tikrai nišinius papildus aukščiausios kokybės. Pavyzdžiui, kalbant apie, jeigu pradėsime gal nuo geležies, nes tai yra gana svarbus indikatorius. Dažnai, jeigu net ir gydytojai jums skiria geležies preparatus, jūs galite jos neįsisavinti. Tiesiog negeležies trūkumas mums yra. Trūksta kažkokių kitų vitaminų, mineralų, kažkokie yra barjerai, kurie neleidžia įsisavinti geležį iš maisto. Nes šiaip geležies maiste gali būti. Ir kaip tik vakar kalbėjau su drauge ir jinai sako, bet kaip čia yra, aš valgau kiekvieną rytą tą kalio kopūstų, kokteilį, kiekvieną rytą jau metus laiko ir kaip man gali tos geležies trūkti. O kaip matote, net kraujo tyrimai parodo, kad netgi jeigu kraujyje netrūksta, gali smegenyse trūkti arba jinai neįsisavinti. Tai čia noriu parodyti papildą, aš įkelsiu nuorodas į komentaruose. Yra Formula 4, tai čia yra Neolife produktas Formula 4 ir būtent su šiuo produktu geležis yra labai gerai įsisavinama, nes nereikia labai daug geležies, tu gali vagoną geležies gerti, jis neįsisavins. Bet čia yra toks labai gera formulė, kuri padeda įsisavinti geležiai. Čia yra ir geležies, ir A, ir C, ir D, ir E vitamino, ir B visa grupė, ir magnis, ir folio rūgštis, ir varis, cinkas, selenas, jodas, manganas. Tai praktiškai visa tai, ką mes kalbėjome, atstotų visa šita formulė. Visko čia yra. Ir mažiausia, tai yra 100 kapsulių čia, mažiausia, ką galėtumėm padaryti, tai tiesiog įsivesti į savo racioną išmintingą, išmanų papildą su geležim. Nesakau geležies, bet su geležim. Tai rekomenduoju būtinai išbandyti tai. Formulė 4. Jeigu nerasite, tai užsukite mano parduotuvę sveikatožurnalistė.lt, ten yra tinklaraštis, yra parduotuvė, galite įsigyti ar kažkur kitur jūs jį rasite. Tai va, formulė 4, kuriame yra visko. Bet aišku, aš papildomai tokiu atveju vartočiau, bet aš ir taip vartoju dėl kitų dalykų vitamino E papildą. O čia su vitaminu E yra labai sunku atrasti gerą vitamino E papildą, kuris būtų nesintetinis ir svarbiausia, kuriame būtų visos 8 E formos. 4 tokoferoliai, 4 tokotrienoliai. Tai yra fantastiškas iš tikrųjų papildas wheat germ oil with vitamin E, tai yra kviečių gemalų aliejus. Išekstrahuotas, reiškia su vitaminu E ištrauktas iš kviečių gemalų aliejus ir
su visa ta formulė, tokia kaip Wikipedijoje galite rasti 4 tokoferoliai, 4 tokotrienoliai. Čia gal netiek svarbu tie keiksmažodžiai, tie pavadinimai, bet irgi 100 kapsulių yra užteks ne vienam mėnesiui. Pabandykite. Ir įdomiausia, fainiausia su papildais yra tai, kad šitie nėra tik nuo neramių kojų sindromo. Tai tvarkys ir jūsų kraujotaką, mažins homocisteiną, papildys B grupės, ramins nervų sistemą, padės ląsteliai apskritai geriau įsisavinti maistinės medžiagas, nes šis papildas kaip formulė 4 yra su geraisiais lipidais steroliais, už kuos gauta Nobelio premija už jų įtaką ląstelės mitybai. Absoliučiai unikalus papildas, pirmasis natūralus papildas iš maisto, beje, pasaulyje. Ir jie yra labai susiję ir vitaminas E unikalus. Toliau, jeigu kalbant apie vitaminą C, tai irgi ieškokite, kaip labai rekomenduojama, kad būtų su bioflavonoidais, ar ne? Tai čia yra kaip gamtoje vitaminas C su bioflavonoidas ir prolonguotas vitaminas, kuris išsiskiria, reiškia prolonguotas su tam tikra technologija, kad išsiskiria 6-8 valandas organizme. Tai taip iš tikrųjų pakaktų vienos tabletės ryte, kitos vakare ir tu nuolat esi aprūpinamas. Kalbant apie D vitaminą, ką mes turime ir aš pati vartoju ir nustebau, nes buvau biškį nepavartojusi pastaruoju metu, bet aišku, prieš darant tyrimą vitamino D reikia bent 3 savaitės nevartoti papildo, kitaip tyrimas išsikreips, tai buvo mano D normoje, žemutinėje, bet vis dar normoje, tai dabar padidinsiu, aišku, pradėsiu vartoti. Tai čia vitaminas D veganiškas, yra veganiškas Neolife vitaminas D. Ir įdomi forma labai, ir reiškia, ir B2, tai yra ir D2, ir D3 yra. Ir koncentracija nėra didelė palyginti, bet jo reikėtų, norint gauti 1500-2000 tarptautinių vienetų, tai užtektų 4-5 tabletyčių, čia yra mažutės, jų yra labai daug, irgi 100, man atrodo, ar ne, D pasipildyti. Ir magnezium kompleks, jeigu norėtumėt naudoti, aš prieš miegą naudoju, kitaip, turiu miego irgi sutrikimų šiokių tokių, užmiegu gerai, bet paskui atsibudinėju, tai magnis labai padeda geriau išsimiegoti ir pailsinti nervų sistemą ir pagerinti miego kokybę. Ir dabar kalbant apie magnio papildus, apskritai mineralai sunkiai įsisavina, tai geležis ar ne mineralas ir magnis yra mineralas, jie sunkiai įsisavina, jeigu taip izoliuoti būtų pati vieni. Ir apie magnį kalbant, yra labai įdomu, nes skirtingos magnio formos žmonės skirtingai įsisavina. Ir jeigu jūs nusiperkat iš vaistinės magnį, vienam gali tikti, o kitam gali visai netikti, neįsisavinti. Tai čia yra visiškai tokia unikalus produktas rinkoje, dėl ko čia yra 3 magnio formas ir viena iš jų cheluota, o tai reiškia apvilkta aminorūgštim ir labai geras biologinis įsisavinimas, toks kaip priority būtų lėktuve, tiesiai eina. Ir antras dalykas, be to, kad cheluotas, be to, kad 3 magnio formos, čia yra dar magnis ekstrahuotas iš 4 augalų. Tai tokio jūs tikrai niekur nerasite, o jeigu rasite, tai ačiū Dievui, žinai, kad yra tokių gamintojų, yra burokėlis, kalio kopūstas, ridikėliai ir briuselio brokolis. Ir brokolis, man atrodo, taip, 4 tokie dar augalai. Miego kokybei pagerinti, nervų sistemai nuraminti. Ir čia yra maistinių medžiagų terapija, kalbant apie neramių kojų sindromą, o kokią dar pagalbą, tai aišku, miego higiena.
užuolaidos užtrauktos, tamsa, prieš apskritai vengti tokių tonizuojančių gėrimų, valgių, kava, šokoladas ar ne, stiprios arbatos, kad ir ta pati žalioji. Ypač vakare, šilta vonia vakare, kompresai, šiltas, šaltas kompresas, vibraciniai kažkokie aparatai, kompresinės kojinės arba yra tokie, net čia galima pasižiūrėti specialiai, kas domitės, tokie kompresiniai kaip batai tokie, ar ne. Visa, kas galėtų padėti nuraminti. Ir gera mityba. Augalinių pagrindų mityba, aišku, galima žuvis, gera mėsa, ne po daug, bet augalinių pagrindų mityba, kad kuo daugiau maistinių medžiagų gautume. Ir taip iš tiesų tyrimai rodo, kad gerokai galima sumažinti tuos simptomus ir, aišku, pozityvus mąstymas, kaip visada, mes dažnai nuvertiname šį dalyką ir jeigu jau turime gyventi su to negalavimu, tai pasirūpinkime, kad jis kuo mažiau mums sudarytų tų nepatogumų. Jo labiau, jeigu visą tai darysime ir netgi jeigu jau nelabai mums pagerės, tai žinokite, pagerės visi kiti parametrai, mūsų smegenys geriau veiks, mūsų kraujotaka, mūsų nervų sistema. Tai čia tas sveiki įpročiai, sveika mityba, pasipildymas natūraliais aukščiausios klasės papildais tiesiog yra reikalingi mums gyvybiškai, mūsų ląsteliai, kad mes ilgai ir laimingai gyventume. Tai šiandien tiek žinių iš molinių, matau, jūsų daug susirinkot kaip į tokią gan specifinę temą, tai tikrai labai prašau. Jeigu užeisite šį video, aš jį įkelsiu į YouTube kanalą ir nerasite, kur ieškoti, Nijolė Koskienė, www.sveikatosžurnalistė.lt, bus visas įrašas su moksliniais tyrimais ir šiek tiek daugiau informacijos. Ir pasidalinkite šiuo įrašu su draugais, kurie jums rūpi, kurie jie patys, jų vaikai, jų tėvai galbūt turi tą neramių kojų sindromą. Tai ką, ačiū uždėmesį ir ate. Ir Neda, matau, esi prisijungusi, čia šis video tau.